Grotelės greičio riba, ką visata sako, ne. Greitis nėra tai, ką manote žinantys. Ne judėjimas erdvėje, ne kilometrų skaičiavimas per sekundę, ne automobilio spidometro rodmuo. Greitis yra santykis tarp erdvės ir laiko, tarpas tarp įvykių, būdas, kuriuo visata matuoja pokyčius. Ir štai paradoksas, kuris suskaldo viską, ką manėte suprantantys apie judėjimą. Egzistuoja absoliuti riba – 299 792 km per sekundę ir niekas, absoliučiai niekas negali jos viršyti. Ne todėl, kad trūksta energijos. Ne todėl, kad technologija nepakankamai pažangi. Bet todėl, kad pati tikrovės struktūra draudžia tai. Tarsi visata būtų užprogramavusi fundamentalų įstatymą, iki čia ir ne toliau. Kas nutiktų, jei bandytumėte viršyti šią ribą nors 1 km per sekundę? Matematika duoda atsakymą, kuris skamba kaip košmaras. Jūsų masė taptų įsivaizduojamų skaičiumi, kvadratinė šaknimi iš minuso. Laikas pradėtų tekėti atgal. Priežastis sektų po pasekmės. Jūs taptumėte juodąją skylę, kuri akimirksniu išgaruotų Hokingo spinduliuotę. Kodėl visata taip desperatiškai gina šią ribą? Kodėl šviesos greitis, ne tik fizikinis parametras, bet ontologinė siena tarp to, kas įmanoma, ir to, kas absurdiška? Kiekvieną kartą, kai įjungiate žibintuvėlį, jūs paleidžiate fotonus, kurie juda šiuo absoliučiu greičiu. Jie nepagreitėja iš nulio, jie gimsta jau judėdami 299 792 km per sekundę. Ir jie niekada nesulėtės, niekada nesustos, kol nebus absorbuoti kitos medžiagos. Tai ne pasirinkimas, tai jų egzistencijos būdas. Bet kodėl būtent šis skaičius? Kodėl ne milijonas kilometrų per sekundę? Kodėl ne begalybė? Atsakymas slypi ne fizikoje, o geometrijoje, erdvės ir laiko geometrijoje, kurią Einšteinas aprašė kaip vieningą audinį, kur greitis yra ne judėjimas per erdvę, bet judėjimas per erdvę laiką. Ir šiame audinyje šviesos greitis yra ne riba greičio, tai riba priežastingumo, riba, už kurios tikrovė praranda prasmę. Įsivaizduokite, kad visata yra milžiniškas žaidimas su taisyklėmis. Viena iš pagrindinių taisyklių – priežastis visada ateina prieš pasekmę. Jūs spaudžiate mygtuką, užsidega lempa? Ne atvirkščiai. Bet jei galėtumėte judėti greičiau nei šviesa, ši taisyklė suirtų. Jūs galėtumėte matyti pasekmę prieš priežastį. Jūs galėtumėte grįžti į praeitį ir nužudyti savo senelį prieš jam gimus. Visata to neleidžia ne todėl, kad jai rūpi jūsų seneliai, ji to neleidžia, nes tai sunaikintų pačią logikos struktūrą. 1905 metai. Bernas, Šveicarija. 26 metų vyras vardu Albertas Einšteinas dirba patentų biure, nuobodus darbas, kuris palieka daug laiko svajoti. Jis svajoja apie šviesą nuo 16 metų, kai pirmą kartą užsiminė savo klausimą, kas nutiktų, jei galėčiau jodinėti ant šviesos spindulio. Įsivaizduokite jauną žmogų, sėdintį prie stalo, užversto popieriais apie išradimus, kuriuos jis turi įvertinti. Bet jo mintys toli, jos keliauja erdve šviesos greičiu, bando suprasti, kaip atrodytų pasaulis, jei galėtum judėti taip greitai. Ar šviesa atrodytų sustojusi? Ar laikas sustotų? Ar erdvė išnyktų? Einšteinas suprato kažką revoliucingo, jei judėtumėte šviesos greičiu, laikas jums sustotų visiškai. Nesulėtėtų, sustotų. Jūsų laikrodis nebetiksėtų. Jūsų širdis nebemuštų. Jūsų mintys nebekistų. Jūs taptumėte įšaldytas akimirkoje, kuri tęstųsi amžinai. Bet kaip tai įmanoma? Kaip judėjimas gali sustabdyti laiką? Einšteinas suprato, kad laikas nėra absoliutus. Jis nėra kosminis laikrodis, tikintis vienodai visiems. Laikas yra santykinis, jis priklauso nuo to, kaip greitai judite. Kuo greičiau judite, tuo lėčiau jums teka laikas palyginti su tuo, kas stovi vietoje. Jis pavadino tai laiko dilatacija. Ir jis įrodė tai matematiškai, naudodamas lygtį, kuri dabar žinoma kaip Lorenzo transformacija. Ši lygtis turi keistą savybę, kai jūsų greitis artėja prie šviesos greičio, laiko dilatacija artėja prie begalybės.
Tai reiškia, kad viena jūsų sekundė tampa amžinybė išorinėme pasaulyje. Kiekvieną kartą, kai skraidote lėktuvu, jūs patyrėte šį efektą mikroskopinėme mastelyje. Jūsų laikrodis lėktuvo viduje eina šiek tiek lėčiau nei laikrodis Žemėje. Skirtumas – kelios nanosekundės per skrydį, per mažas, kad pajustumėte, bet jis egzistuoja. Tai ne iliuzija, tai tikrovės struktūra. Bet Einšteinas nesidomėjo tik laiku. Jis suprato, kad masė taip pat keičiasi su greičiu. Kuo greičiau judite, tuo sunkesni tampate. Ne todėl, kad pridedate medžiagos, bet todėl, kad jūsų kinetinė energija prideda masę pagal garsiąją lygtį E=mc². 1905 metai. Birželio 30. Einšteinas pateikė straipsnį žurnalui Annalen der Physik. Pavadinimas – apie elektrodinamiką judančių kūnų. Šis straipsnis pakeis viską. Jame – specialioji reliatyvumo teorija. Teorija, kuri teigia, šviesos greitis yra vienodas visiems stebėtojams, nepriklausomai nuo to, kaip greitai jie juda. Tai skamba paprasta, bet pasekmės revoliucinės. Jei šviesos greitis yra absoliutus, tai laikas ir erdvė turi būti santykiniai. Jei šviesos greitis yra riba, tai niekas negali jos viršyti. Einšteinas rašė, mes negalime pasiekti šviesos greičio, nes tam reikėtų begalinės energijos. Ir mes tikrai negalime jo viršyti, nes tai reikštų, kad judame atgal laike. Fizikų bendruomenė iš pradžių buvo skeptiška. Kaip jaunas patentų biuro darbuotojas gali paneigti Niutoną? Kaip jis gali teigti, kad laikas nėra absoliutus? Bet matematika buvo nepriekaištinga. Lygtys veikė. Ir po kelių metų eksperimentai pradėjo patvirtinti teoriją. Dabar įsivaizduokite, kas vyksta, kai bandote pagreitinti objektą iki šviesos greičio. Paimkite 1 kilogramą masės, tarkim, obuolį. Normaliu greičiu jo masė yra 1 kilogramas. Bet kai jį pagreitinate, jo masė didėja. Pusė šviesos greičio, masė tampa 1,15 kg. 90% šviesos greičio 2,3 kg. 99 procentai 7,1 kg. 99,9 procentai 22,4 kg. Matote tendenciją? Kuo arčiau šviesos greičio, tuo sparčiau auga masė. Ir kai pasiekite tiksliai šviesos greitį, masė tampa begalinė. Begalinė masė reikalauja begalinės energijos, kad būtų pagreitinta. O begalinės energijos visatoje nėra. Kiekvieną kartą, kai stumėte sunkų baldą per kambarį, jūs jaučiate panašų principą. Kuo sunkesnis baldas, tuo daugiau jėgos reikia jį pajudinti. Dabar įsivaizduokite baldą, kurio masė didėja kiekvieną kartą, kai jį stumėte. Įsivaizduokite, kad kuo greičiau jis juda, tuo sunkesnis tampa. Galiausiai jis taptų toks sunkus, kad jokia jėga negalėtų jo pajudinti greičiau. Tai ne metafora, tai tikslus šviesos greičio aprašymas. Visata turi įmontuotą mechanizmą, kuris neleidžia nieko pagreitinti iki šviesos greičio. Šis mechanizmas – masės augimas. Bet kas nutiktų, jei kažkaip, pažeidžiant visus dėsnius, galėtumėte viršyti šią ribą? Kas nutiktų, jei jūsų greitis būtų 300 001 km per sekundę, tik 1 km per sekundę greičiau nei šviesa? Matematika duoda atsakymą, kuris skamba kaip košmaras. Lorenzo transformacijos lygtyje yra šaknis iš 1 - v² per c². Kai v, jūsų greitis, yra mažesnis už c, šviesos greitį, šaknis yra reali. Bet kai v viršija c, šaknis tampa įsivaizduojama, kvadratinė šaknimi iš neigiamo skaičiaus. Įsivaizduojama masė. Įsivaizduojamas laikas. Įsivaizduojama erdvė. Tai ne poetinė metafora, tai matematinė realybė. Jūsų egzistencija taptų kompleksiniu skaičiumi, kuris neturi fizinės prasmės. Bet tai dar ne viskas. Jei jūsų greitis viršytų šviesą, laiko dilatacijos lygtis duotų neigiamą laiką. Tai reiškia, kad laikas jums tekėtų atgal. Jūs senėtumėte atvirkščiai. Jūsų prisiminimai vyktų priešinga tvarka. Jūs matytumėte pasekmę prieš priežastį.
Kiekvieną kartą, kai žiūrite filmą atsuktu atgal, jūs matote, kaip atrodytų pasaulis, jei laikas tekėtų atvirkščiai. Stiklinė, krintanti nuo stalo, šoka atgal į ranką. Vanduo, išsiliejęs ant grindų, grįžta į stiklinę. Bet įsivaizduokite, kad tai ne filmas, tai jūsų tikrovė. Įsivaizduokite, kad kiekvienas jūsų judesys vyksta atvirkščiai, kiekviena mintis atsisuka atgal. Visata to neleidžia. Ne todėl, kad jai rūpi jūsų patogumas, ji to neleidžia, nes tai sunaikintų priežastingumo principą. Jei priežastis gali sekti po pasekmės, tuomet logika nebeegzistuoja. Tuomet galite turėti pasekmę be priežasties. Tuomet galite turėti egzistavimą be pradžios. Bet yra dar vienas aspektas, dar tamsesnis. Jei bandytumėte pagreitinti dalelę iki šviesos greičio, jos masė augtų. Bet masė yra gravitacijos šaltinis. Kuo didesnė masė, tuo stipresnė gravitacija. Ir kai masė tampa pakankamai didelė pakankamai mažoje erdvėje, ji sukuria juodąją skylę. Įsivaizduokite, kad bandote pagreitinti elektroną, mažiausią dalelę su mase, iki šviesos greičio. Kai jo greitis artėja prie šviesos greičio, jo masė auga. Kai masė auga, jo gravitacija stiprėja. Galiausiai, kai masė tampa pakankamai didelė, elektronas kolapsuoja į juodąją skylę. Bet ši juodoji skylė nebūtų stabili. Ji būtų tokia maža, mažesnė už atomą, kad akimirksniu išgaruotų Hokingo spinduliuotė. Hokingo spinduliuotė – tai kvantinis efektas, kai juodosios skylės išspinduliuoja energiją ir pamažu mažėja. Kuo mažesnė skylė, tuo greičiau jį garuoja. Kiekvieną kartą, kai verdinate vandenį, jūs matote panašų procesą. Vanduo virsta garais, skystis tampa dujomis. Bet įsivaizduokite, kad visas vanduo virsta garais akimirksniu. Įsivaizduokite, kad visa masė virsta energija per vieną sprogimą. Tai ir būtų dalelė, bandanti viršyti šviesos greitį. Visata turi gynybos mechanizmą. Ji neleidžia nieko pagreitinti iki šviesos greičio, nes tai sukurtų juodąją skylę. Ir ji neleidžia juodosioms skylėms būti per mažoms, nes jos akimirksniu išgaruotų. Tai ne atsitiktinumas, tai fundamentalus dėsnis, kuris palaiko tikrovės stabilumą. Šviesos greitis nėra tik greičio riba. Tai priežastingumo riba. Tai logikos riba. Tai riba tarp to, kas egzistuoja, ir to, kas negali egzistuoti. Ir visata šią ribą saugo su visomis savo jėgomis, su mase, kuri auga iki begalybės, su laiku, kuri sustoja, su erdve, kuri išnyksta. Tai nėra bausmė. Tai ne visatos kaprizas. Tai būtinybė, kuri išplaukia iš pačios erdvės laiko geometrijos. Jei šviesos greitis nebūtų riba, tikrovė taptų chaotiška. Priežastis ir pasekmė sumaišytųsi. Praeitis ir ateitis taptų neatskiriamai. Egzistencija prarastų prasmę. Kiekvieną kartą, kai matote šviesą sklindančią nuo žvaigždės, jūs matote šią ribą veikiant. Šviesa keliauja milijonus metų, bet ji niekada nepagreitėja, niekada nesulėtėja. Ji juda absoliučiu greičiu, kuris yra įrašytas į visatos DNA. Ir mes, medžiaga, kuri negali pasiekti šio greičio, galime tik stebėti ir stebėtis. Šviesos greitis nėra tik fizikinis parametras. Tai filosofinis manifestas. Tai visatos būdas pasakyti, yra taisyklės, kurių negalima pažeisti. Yra ribos, kurių negalima peržengti. Yra tiesa, kuri egzistuoja nepriklausomai nuo jūsų norų. Ir ši tiesa 299 792 km per sekundę yra absoliuti, amžina, nepakeičiama. Bet kas iš tikrųjų nutinka su erdve ir laiku, kai artėjate prie šios ribos? Ne abstrakti matematika, ne lygtys popieriuje, tikroji fizinė transformacija, kuri vyksta su jumis, su jūsų kūnu, su kiekvienu atomu jūsų būtyje. Įsivaizduokite, kad erdvė ir laikas nėra atskiri dalykai, jie yra vieno audinio gijos, išaustos kartu į keturmatę struktūrą, kurią Einšteinas pavadino erdvėlaiku. Kai stovite vietoje, jūs judite tik laiko kryptimi, kiekvieną sekundę jūs keliaujate vieną sekundę į ateitį. Bet kai pradedate judėti erdvėje, dalis jūsų judėjimo laiko kryptimi persikelia į erdvės kryptį.
Tarsi jūsų egzistencija turėtų fiksuotą kiekį judėjimo per erdvėlaikį ir jūs galite jį perskirstyti tarp erdvės ir laiko. Kuo greičiau judite erdvėje, tuo lėčiau judite laike. Ir kai pasiekite šviesos greitį, visas jūsų judėjimas yra erdvėje, laike jūs nejudate visiškai. Laikas sustoja. Nesulėtėja iki beveik nulio, sustoja tiksliai ties nuliu. Jūs tampate įšaldyti amžinoje akimirkoje, kuri tęsiasi visą visatos istoriją. Kiekvieną kartą, kai važiuojate automobiliu ir matote, kaip kraštovaizdis slenka pro langą, jūs patyrėte šį principą intuityviai. Kuo greičiau važiuojate, tuo greičiau kraštovaizdis juda. Bet įsivaizduokite, kad ne tik kraštovaizdis juda, pats laikas lėtėja. Kiekvienas jūsų automobilio greičio padidėjimas šiek tiek sulėtina jūsų laikrodį palyginti su pasauliu už lango. Skirtumas mikroskopinis, bet realus. Ir štai kur tampa tikrai keista, kai judite, ne tik laikas jums keičiasi, erdvė taip pat transformuojasi. Kryptimi, kuria judite, erdvė suspaudžiama. Fizikai vadina tai Lorenzo kontrakcija. Jei galėtumėte skristi kosmoso laivu pusę šviesos greičio link tolimos žvaigždės, atstumas iki tos žvaigždės jums atrodytų trumpesnis nei žmogui, stovintim Žemėje. Ne todėl, kad žvaigždė pajudėjo, bet todėl, kad erdvė tarp jūsų ir žvaigždės fiziškai susitraukė. 90% šviesos greičio atstumas susitraukė iki 44%. 99% iki 14%. 99,9% iki 4%. Ir kai pasiekėte tiksliai šviesos greitį, atstumas tampa nulis. Visa visata suspaudžiama į vieną tašką jūsų judėjimo kryptimi. Kelionė, kuri turėtų užtrukti milijonus metų, tampa akimirksniu. Ne todėl, kad judite begalinai greitai, bet todėl, kad erdvė, per kurią judite, išnyksta. Tai tarsi bėgimas takelyje, kuris trumpėja kiekvienu jūsų žingsniu. Pirmieji žingsniai – takelis normalus. Bet kuo greičiau bėgate, tuo trumpesnis tampa atstumas iki finišo. Ne todėl, kad finišas artėja, bet todėl, kad pats takelis traukiasi. Galiausiai, kai bėgate maksimaliu greičiu, finišas yra ten, kur startas. Atstumas išnyksta. Dabar pereikime prie energijos, galbūt labiausiai stulbinančio aspekto. Einšteino lygtis E lygu mc kvadratu sako, kad energija lygi masei padauginta iš šviesos greičio kvadrato. Bet yra kita lygtis, mažiau žinoma, bet lygiai taip pat fundamentali – kinetinė energija, reikalinga objektą pagreitinti, auga pagal formulę, kurioje yra tas pats Lorenzo faktorius. Įsivaizduokite, kad norite pagreitinti 1 kg masės. Nuo 0 iki 1 km per sekundę reikia tam tikros energijos, tarkim 500 000 džaulių. Nuo 1 iki 2 km per sekundę dar 500 000. Energija auga tiesiškai, proporcingai greičiui. Bet tik iš pradžių. Kai pasiekite 10% šviesos greičio, 30 000 km per sekundę, energija vis dar auga beveik tiesiškai. Bet ties 50%, 150 000 km per sekundę, kreivė pradeda lenkti aukštyn. Ties 70% jį lenkia dar labiau. Ties 90% jį šauna į viršų beveik vertikaliai. Ir štai kas nutinka, kad pagreitintumėte nuo 99% iki 99,9%, reikia daugiau energijos nei pagreitinti nuo 0 iki 99%. Kad pagreitintumėte nuo 99,9 iki 99,99%, reikia dar 10 kartų daugiau energijos. Kiekvienas papildomas 0,1% reikalauja eksponentiškai daugiau energijos. Kiekvieną kartą, kai stumėte sunkų objektą į kalną, jūs jaučiate panašų principą. Pirmieji metrai – lengva. Bet kuo aukščiau kopiate, tuo sunkiau tampa. Ne todėl, kad objektas sunkėja, bet todėl, kad gravitacija priešinasi vis stipriau. Dabar įsivaizduokite kalną, kuris tampa vis statesnis kiekvienu metru. Įsivaizduokite, kad paskutinis metras yra beveik vertikali siena. Tai ir yra šviesos greičio kalnas, paskutinis procentas yra beveik neįmanomas. Ir kai pasiekėte tiksliai šviesos greitį, tiksliai 299 792 km per sekundę, reikalinga energija tampa begalinė. Nelabai didelė.
Ne astronominė. Begalinė, matematinė begalybė, skaičius, didesnis už bet kokį galimą skaičių. Jūs galėtumėte panaudoti visą visatos energiją, visų žvaigždžių šviesą, visų juodųjų skylių masę, visą tamsiosios energijos galią ir vis tiek neužtektų. Nes begalybė plus bet kas yra vis tiek begalybė. Tai ne technologinė problema. Tai ne inžinerijos iššūkis. Tai ontologinis draudimas, visatos būdas pasakyti, šis greitis nepasiekiamas principu, ne praktika. Bet kas nutiktų su pačia materija, jei kažkaip galėtumėte ją pagreitinti iki šios ribos? Ne su abstrakčiu tašku, ne su matematinė dalelė, bet su tikru atomu, tarkim, vandenilio atomu, paprasčiausiu visatoje. Normaliu greičiu šis atomas yra sfera, elektronas orbitoje aplink protoną, simetriškas visomis kryptimis. Bet kai jį pradedate greitinti, sfera pradeda deformuotis. Ties 50% šviesos greičio atomas tampa elipsoidu, suspaustas judėjimo kryptimi, ištęstas statmenomis kryptimis. Ties 90% jis tampa plokščiu disku. Ties 99% beveik dvimačiu objektu, plonesniu už popierių. Ir kai artėjate prie šviesos greičio, storis judėjimo kryptimi artėja prie nulio. Įsivaizduokite balioną, kurį spaudžiate tarp dviejų lentų. Iš pradžių jis išlieka apvalus. Bet kuo stipriau spaudžiate, tuo plokštesnis jis tampa. Galiausiai jis yra beveik dvimatis, visa jo masė išsidėsčiusi plonoje plokštumoje. Tas pats nutinka atomui ties šviesos greičiu, jis tampa begalinai plonu disku, kurio storis nulis. Bet elektronas vis dar orbitoje. Arba ne? Kvantinė mechanika sako, kad elektronas nėra taškas skriejantis aplink protoną, jis yra tikimybių debesis, išsidėstęs erdvėje. Normaliu greičiu šis debesis yra sferinis. Bet kai atomas juda šviesos greičiu, debesis suspaudžiamas į begalinai ploną sluoksnį. Elektrono tikimybė būti bet kur judėjimo kryptimi tampa nulinė. Jis egzistuoja tik dviejose statmenose dimensijose. Kiekvieną kartą, kai žiūrite į šešėlį ant sienos, jūs matote 3 dimensijų objektą sumažintą iki 2. Šešėlis neturi gylio, tik plotį ir aukštį. Dabar įsivaizduokite, kad pats objektas tampa šešėliu. Kad jo 3 dimensija fiziškai išnyksta. Tai ir nutiktų atomui ties šviesos greičiu, jis taptų savo paties šešėliu. Ir tada yra lauko efektai. Elektrinis laukas aplink protoną, magnetinis laukas nuo elektrono judėjimo, šie laukai taip pat deformuojasi. Normaliu greičiu jie yra simetriški. Bet ties šviesos greičiu jie suspaudžiami į begalinai ploną diską, statmeną judėjimo krypčiai. Visa elektromagnetinė energija koncentruojasi šiame diske. Ir kai energijos tankis tampa pakankamai didelis, atsiranda naujų reiškinių, virtualių dalelių pora kūrimas, vakuumo polarizacija, net mini juodųjų skylių formavimasis. Tai tarsi visą upės vandenį suspausti į 1 mm pločio srovę. Vanduo vis dar tas pats kiekis, bet jo greitis ir galia tampa astronominiai. Vienas lašas tokios srovės turėtų energiją, pakankamą sugriauti pastatą. Tas pats su atomu ties šviesos greičiu, visa jo energija koncentruojasi begalinai mažoje erdvėje, sukurdama efektus, kurie normaliai neegzistuoja. Dabar filosofinis klausimas, kodėl fotonai, šviesos dalelės, gali judėti šviesos greičiu, bet mes negalime? Atsakymas slypi masėje. Fotonai neturi ramybės masės, kai jie stovi vietoje, nors jie niekada nestovi, jų masė nulinė. Todėl jiems nereikia begalinės energijos pasiekti šviesos greitį, jie gimsta jau judėdami šiuo greičiu. Bet mes, elektronai, protonai, neutronai, turime masę. Ir ši masė yra mūsų prakeikimas ir palaiminimas. Prakeikimas, nes ji neleidžia mums pasiekti šviesos greičio. Palaiminimas, nes ji leidžia mums egzistuoti laike, patyrėti praeitį, dabartį, ateitį kaip atskirus dalykus. Įsivaizduokite 2 pasaulius. Viename, fotonų pasaulyje, nėra laiko. Fotonas, išspinduliuotas žvaigždės prieš 13 milijardų metų, patiria savo kelionę per visatą kaip vieną akimirką. Jam nėra prieš ir po. Nėra čia ir ten. Visa jo egzistencija, nuo gimimo iki mirties, yra vienas nedalomus dabar. Kitame pasaulyje, mūsų pasaulyje, laikas teka.
Mes senėjame. Mes prisimename praeitį. Mes planuojame ateitį. Ir visa tai įmanoma tik todėl, kad turime masę, kuri neleidžia mums pasiekti šviesos greičio. Kiekvieną kartą, kai žiūrite į žvaigždę, jūs matote šviesos, kuri keliavo milijonus metų. Bet pačiam fotonui ši kelionė buvo akimirksnis. Jis matė žvaigždę ir jūsų akį tuo pačiu metu. Tai ne metafora, tai tiesioginis laiko dilatacijos pasekmė. Šviesos greičių laikas sustoja visiškai. Ir štai paradoksas, jei galėtumėte pasiekti šviesos greitį, jūs taptumėte kaip fotonas, be laiko, be praeities, be ateities. Jūs prarastumėte tai, kas daro jūs jumis, gebėjimą keistis, augti, patirti. Jūs taptumėte amžiną, nekintamą esybę, įšaldytą vienoje akimirkoje, kuri tęsiasi visą amžinybę. Galbūt visata neleidžia mums pasiekti šviesos greičio ne kaip bausmę, bet kaip apsaugą. Galbūt masė, ne apribojimas, bet dovana. Dovana laiko, dovana pokyčio, dovana egzistencijos, kuri turi prasmę, nes ji turi pradžią ir pabaigą. Bet kas nutiktų, jei vis dėlto, pažeidžiant visus dėsnius, visą logiką, galėtumėte viršyti šią ribą? Jei jūsų greitis būtų 300 001 km per sekundę, tik 1 km greičiau nei šviesa? Matematika tampa košmaru. Lorenzo faktorius, kvadratinė šaknis iš 1 minus v kvadratu per c kvadratu, tampa kvadratinė šaknimi iš neigiamo skaičiaus. Matematikai vadina tai įsivaizduojamu skaičiumi, kuris nėra nei teigiamas, nei neigiamas, bet egzistuoja kitoje dimensijoje. Įsivaizduojama masė. Įsivaizduojamas laikas. Įsivaizduojama erdvė. Jūsų egzistencija taptų kompleksiniu skaičiumi, dalimi realia, dalimi įsivaizduojama. Bet kas tai reikštų fiziškai? Niekas nežino. Galbūt jūs taptumėte šmėkla, esybė, kuri egzistuoja ir neegzistuoja tuo pačiu metu. Galbūt jūs išnyktumėte iš šios visatos ir atsirastumėte kitoje, kur fizikos dėsniai skirtingi. Galbūt jūs taptumėte tachyonų, hipotetinę dalelę, kuri visada juda greičiau nei šviesa ir niekada negali sulėtėti. Kiekvieną kartą, kai bandote įsivaizduoti ketvirtą erdvinę dimensiją, jūs jaučiate panašų proto lūžį. Jūsų smegenys evoliucionavusios 3 dimensijų pasaulyje negali suvokti kažko, kas yra statmena visoms 3 dimensijoms vienu metu. Tas pats su įsivaizduojama mase, jūsų intuicija, pagrįsta realiaisiais skaičiais, negali suvokti masės, kuri yra kvadratinė šaknis iš minuso. Ir tada yra laiko atbulumas. Jei laikas teka atgal, tai reiškia, kad priežastis seka po pasekmės. Jūs matote stiklinę sudūžtant prieš ją numesdami. Jūs girdite žodžius prieš juos ištardami. Jūs mirštate prieš gimimą. Logika subyra. Tikrovė tampa absurdu. Visata to neleidžia ne todėl, kad jai rūpi jūsų protas. Ji to neleidžia, nes tai sunaikintų priežastingumo principą, fundamentaliausią dėsnį, ant kurio pastatyta visa fizika, visa logika, visa egzistencija. Jei priežastis gali sekti po pasekmės, tuomet niekas neturi prasmės. Tuomet galite turėti pasekmę be priežasties. Tuomet galite turėti egzistavimą be pradžios. Tuomet visata tampa chaotiška, neprognozuojama, be prasmė. Šviesos greitis nėra tik greičio riba. Tai priežastingumo riba. Tai logikos riba. Tai riba tarp kosmo ir chaoso, tarp tvarkos ir absurdo, tarp egzistencijos ir nebūties. Ir visata šią ribą saugo su visomis savo jėgomis, su mase, kuri auga iki begalybės, su energija, kuri reikalauja begalybės, su laiku, kuris sustoja ties nuliu. Tai ne bausmė. Tai ne apribojimas. Tai būtinybė, kuri išplaukia iš pačios tikrovės struktūros. Jei šviesos greitis nebūtų absoliutus, jei jis galėtų būti viršytas, tuomet visata, kokią žinome, negalėtų egzistuoti. Tuomet nebūtų laiko, nebūtų priežastingumo, nebūtų prasmės. Tuomet būtų tik chaosas, begalinis, beprasmis, baisus chaosas. Kiekvieną kartą, kai matote šviesą sklindančią nuo žvaigždės, jūs matote šią ribą veikiant. Šviesa keliauja milijonus metų, bet ji niekada nepagreitėja, niekada nesulėtėja. Ji juda absoliučiu greičiu, kuris yra įrašytas į visatos DNA.
Ir mes, medžiaga, kuri negali pasiekti šio greičio, galime tik stebėti ir stebėtis. Stebėtis, kaip visata apsaugo save nuo absurdo. Kaip ji palaiko tvarką prieš chaosą. Kaip ji saugo prasmę prieš beprasmybę. Šviesos greitis 299 792 km/s yra ne tik skaičius. Tai manifestas. Tai visatos būdas pasakyti, aš esu tvarkinga. Aš esu logiška. Aš esu prasminga. Ir aš išliksiu tokia, kad ir kas bandytų mane sugriauti. Kas jungia šviesos greitį su atomų virpančiu kristale? Kas jungia Einšteino lygtis su jūsų širdies plakimu? Atsakymas slypi ne konkrečioje formulėje, ne konkrečiame skaičiuje, o universaliame principe, kuris persmelkia viską nuo mažiausios dalelės iki didžiausios kosmoso struktūros. Mes kalbėjome apie 299 792 km/s, apie masę, kuri auga iki begalybės, apie laiką, kuris sustoja ties nuliu. Bet dabar matome, tai nėra tik šviesos istorija. Tai visatos istorija, pasakota per vieną fundamentalų dėsnį. Kiekviena riba gamtoje, ar tai temperatūra, ties kuria medžiaga virsta plazma, ar slėgis, ties kuriuo atomai kolapsuoja, ar greitis, ties kuriuo tikrovė subyra, paklūsta tam pačiam principui. Visata turi ribas ne todėl, kad ji silpna, bet todėl, kad ji logiška. Ir kai išmokstate šią kalbą, pradedate matyti pasaulį ne kaip atsitiktinių apribojimų rinkinį, o kaip tobulai subalansuotą sistemą, kurioje kiekviena riba apsaugo prasmę nuo absurdo. Kai tampote gumą ir paleidžiate, ji grįžta į pradinę formą, ne todėl, kad nori, bet todėl, kad molekulės turi pusiausvyros būseną, į kurią jos visada stengiasi grįžti. Tas pats principas veikia su šviesos greičiu. Tas pats principas veikia su kiekviena visatos riba. Visur ta pati logika, tas pats balansas, ta pati harmonija tarp to, kas įmanoma, ir to, kas draudžiama. Fizikai tai vadina išsaugojimo dėsniais: energija išsaugoma, impulsas išsaugomas, elektros krūvis išsaugomas. Bet už šių dėsnių slypi gilesnis principas: visata apsaugo save nuo prieštaravimų. Jei šviesos greitis nebūtų absoliutus, energijos išsaugojimas žlugtų. Jei masė neaugtų su greičiu, impulsas nebūtų išsaugotas. Jei laikas nesustotų ties šviesos greičiu, priežastingumas suirtų. Grįžkime prie ribos, bet dabar žiūrėkime plačiau. Mes sakėme, šviesos greitis yra absoliuti riba. Bet kas yra absoliuti riba? Tai ne siena, kurią galite paliesti. Tai ne barjeras, į kurį galite atsitrenkti. Tai geometrinis faktas, faktas apie tai, kaip erdvė ir laikas yra susiūti kartu. Kiekviena sistema visatoje turi tokias ribas. Kiekviena struktūra turi parametrus, už kurių ji negali egzistuoti. Jūsų kūnas turi temperatūros ribą, virš 42 laipsnių Celsijaus baltymų molekulės pradeda irti ir jūs mirštate. Tai nesilpnumas, tai chemijos dėsnis. Atomai turi slėgio ribą, ties tam tikrų slėgių elektronų orbitos kolapsuoja į branduolį ir medžiaga virsta neutroninė žvaigžde. Tai ne defektas, tai kvantinės mechanikos pasekmė. Kiekvieną kartą, kai verdinate vandenį ir matote, kaip jis virsta garais ties 100 laipsnių, jūs matote ribą veikiant. Vanduo negali būti skystas virš šios temperatūros esant normaliam slėgiui, ne todėl, kad jis nenori, bet todėl, kad molekulinės jėgos nebegali laikyti molekulių kartu. Forma pasikeičia, nes riba pasiekta. Tas pats su šviesos greičiu. Medžiaga negali judėti greičiau nei šviesa ne todėl, kad jai trūksta galios, bet todėl, kad erdvė-laiko geometrija to neleidžia. Tai ne technologinė problema, tai ontologinis faktas. Dabar pakilėkime dar aukščiau, į pačią ribų prigimtį. Kodėl visata turi ribas? Kodėl visur matome maksimalius ir minimalius parametrus, už kurių sistemos žlunga? Atsakymas slypi stabilumo principe. Gamta visada ieško būdų išlaikyti stabilumą, išvengti prieštaravimų, apsaugoti tvarką. Kai statote bokštą iš kaladėlių, jis gali būti tik tam tikro aukščio. Virš šio aukščio gravitacija nugali struktūrinę stiprybę ir bokštas griūva. Tai ne kaladėlių kaltė, tai fizikos dėsnis. Kuo aukštesnis bokštas, tuo didesnė apkrova apatinėms kaladėlėms.
Galiausiai apkrova viršija medžiagos stiprybę ir sistema kolapsuoja. Tas pats principas veikia visur kosmose. Žvaigždė gali būti tik tam tikro dydžio, virš šio dydžio gravitacija nugali branduolinę sintezę ir žvaigždė kolapsuoja į juodąją skylę. Planeta gali būti tik tam tikro dydžio, virš šio dydžio ji pradeda traukti vandenilį iš aplinkos ir virsta dujų milžine. Atomai gali turėti tik tam tikrą protonų skaičių, virš šio skaičiaus branduolys tampa nestabilus ir skyla. Kiekvieną kartą, kai pripučiate balioną ir jis sprogsta, jūs matote ribą veikiant. Guma gali ištįsti tik tam tikrų laipsnių, virš šio laipsnio molekulinės jėgos nebegali laikyti struktūros ir balionis plyšta. Tai ne gamos defektas, tai medžiagos savybė. Šviesos greitis yra tokia pati riba, ne medžiagos, bet erdvėlaiko. Erdvėlaikis gali ištįsti tik tam tikrų laipsnių. Virš šio laipsnio, virš šviesos greičio, geometrija tampa prieštaringa. Laikas tampa įsivaizduojamas. Priežastingumas subyra. Sistema kolapsuoja ne fiziškai, bet logiškai. Ir štai giliausias klausimas, ar ribos yra apribojimas, ar apsauga? Ar visata draudžia mums viršyti šviesos greitį kaip bausmę ar kaip palaiminimą? Filosofai ginčijasi šimtmečius, bet fizika duoda aiškų atsakymą – ribos apsaugo prasmę. Įsivaizduokite pasaulį be ribų. Pasaulį, kur galite judėti bet kokiu greičiu, turėti bet kokią masę, egzistuoti bet kokioje temperatūroje. Skamba kaip laisvė, ar ne? Bet pagalvokite giliau. Jei nėra maksimalaus greičio, tai nėra ir priežastingumo, signalas gali pasiekti tikslą prieš išsiuntimą. Jei nėra minimalios temperatūros, tai nėra ir energijos nulio taško, atomai virpėtų amžinai, net absoliučiame nulyje. Jei nėra maksimalios masės, tai nėra ir juodųjų skylių horizonto, gravitacija galėtų būti begalinė vienoje vietoje. Kiekvieną kartą, kai žaidžiate žaidimą su taisyklėmis, jūs suprantate šį principą intuityviai. Taisyklės neapriboja žaidimo, jos jį įgalina. Be taisyklių nėra žaidimo, yra tik chaosas. Šachmatai yra įdomus ne nepaisant taisyklių, bet dėl taisyklių. Riba, kad karaliaus negalima paaukoti, nedaro žaidimo mažiau įdomaus, jį daro jį prasmingą. Tas pats su visata. Šviesos greitis ne apribojimas, o taisyklė, kuri daro egzistenciją prasmingą. Masės augimas su greičiu, ne bausmė, o mechanizmas, kuris apsaugo priežastingumą. Laiko sustojimas ties šviesos greičiu, ne defektas, o savybė, kuri atskiria medžiagą nuo šviesos, egzistenciją nuo nebūties. Dabar sujunkime viską. Šviesos greitis. Masės augimas. Laiko dilatacija. Erdvės kontrakcija. Energijos begalybė. Visi šie reiškiniai, skirtingos išraiškos, skirtingi aspektai, bet visi paklūsta tam pačiam principui. Visata apsaugo save nuo prieštaravimų. Ji palaiko tvarką prieš chaosą. Ji saugo prasmę prieš absurdą. Tai ne atsitiktinumas. Tai universalus visatos bruožas. Kur tik yra sistema, yra ribos. Kur tik yra ribos, yra stabilumas. Kur tik yra stabilumas, yra prasmė. Ir ši prasmė jungia viską nuo mažiausio atomo iki didžiausios galaktikos, nuo greičiausio fotono iki lėčiausios žvaigždės evoliucijos, nuo paprasčiausio dėsnio iki sudėtingiausios teorijos. Kai žiūrite į laikrodžio švytuoklį, jūs matote tą patį principą, kuris valdo šviesos greitį. Švytuoklis negali svyruoti greičiau nei jo natūralus periodas, ne todėl, kad jis silpnas, bet todėl, kad fizika to neleidžia. Kai klausotės muzikos, jūs girdite tas pačias ribas, garsas negali būti garsesnis už tam tikrą lygį, nes oro molekulės negali judėti greičiau nei garso greitis. Kai jaučiate savo širdies plakimą, jūs jaučiate tą patį principą, širdis negali plakti greičiau nei tam tikras dažnis, nes raumenys turi fiziologinės ribas. Gravitacija nėra jėga, ji yra geometrija. Bet dabar matome, geometrija nėra tik forma. Ji yra taisyklių sistema, ribų sistema, prasmės sistema. Ji yra būdas, kuriuo visata organizuoja save, apsaugo save, palaiko save. Ir štai galutinė įžvalga – 299 792 km per sekundę nėra tik skaičius. Tai simbolis.
Simbolis universalumo, būtinybės, prasmės. Simbolis to, kad visata nėra atsitiktinė. Kad už kiekvieno reiškinio slypi logika. Kad už kiekvienos logikos slypi harmonija. Kad už kiekvienos harmonijos slypi grožis. Mes niekada nepasieksime šviesos greičio. Mes niekada nepatiriame laiko sustojimo. Bet mes galime tai suprasti. Mes galime tai apskaičiuoti. Mes galime tai pajusti. Ir suprasdami tai, mes suprantame kažką didesnio, kad esame dalis šios tvarkos, dalis šios logikos, dalis šios kosminio grožio simfonijos. Kiekvieną kartą, kai įjungiate šviesą ir ji akimirksniu užpildo kambarį, jūs matote šią ribą veikiant. Šviesa keliauja nuo lemputės iki jūsų akies per milijoninės sekundės dalį, bet ji niekada nepagreitėja, niekada nesulėtėja. Ji juda absoliučiu greičiu, kuris yra įrašytas į visatos DNA. Kiekvieną kartą, kai žiūrite į veidrodį ir matote savo atspindį, jūs matote šviesą, kuri keliavo šviesos greičiu, nuo jūsų veido iki veidrodžio ir atgal. Kiekvieną kartą, kai kalbate telefonu su žmogumi kitame žemyne, jūsų balsas virsta elektromagnetinėmis bangomis, kurios keliauja šviesos greičiu per kabelius ir palydovus. Gravitacija nėra jėga. Ji yra kelias. Bet dabar matome, kelias nėra tik trajektorija. Jis yra riba tarp to, kas įmanoma, ir to, kas draudžiama. Riba, kuri apsaugo prasmę nuo absurdo. Riba, kuri palaiko tvarką prieš chaosą. Ir galbūt didžiausias klausimas nėra, kodėl mes negalime viršyti šviesos greičio, o kodėl visata taip rūpestingai apsaugo šią ribą. Kodėl masė auga iki begalybės? Kodėl energija reikalauja begalybės? Kodėl laikas sustoja ties nuliu? Kodėl visata naudoja 3 skirtingus mechanizmus – masę, energiją, laiką, kad užtikrintų, jog ši riba niekada nebus viršyta? Galbūt atsakymas slypi ne fizikoje, o filosofijoje. Galbūt šviesos greitis yra ne tik fizikinis parametras, bet metafizinis principas. Galbūt jis yra visatos būdas pasakyti, aš esu logiška. Aš esu nuosekli. Aš esu prasminga. Ir aš išliksiu tokia, kad ir kas bandytų mane sugriauti. Kiekvieną kartą, kai matote saulėlydį ir stebite, kaip šviesa keičia spalvas, jūs matote fotonų, kurie keliavo šviesos greičiu nuo Saulės iki Žemės per 8 minutes. Bet patiems fotonams ši kelionė buvo akimirksnis, jie matė Saulę ir jūsų akį tuo pačiu metu. Tai ne poezija, tai tiesioginis laiko dilatacijos pasekmė. Ir štai paradoksas, mes, turintys masę, negalime pasiekti šviesos greičio. Bet būtent ši nesugebėjimas daro mus gyvus. Būtent ši riba leidžia mums patirti laiką, keistis, augti, turėti istoriją. Fotonai, kurie juda šviesos greičiu, neturi laiko, jie egzistuoja amžinoje akimirkoje. Mes, kurie negalime pasiekti šio greičio, turime laiką, turime praeitį, dabartį, ateitį. Galbūt visata neleidžia mums viršyti šviesos greičio ne kaip bausmę, bet kaip dovaną. Dovana laiko, dovana pokyčio, dovana prasmės. Dovana egzistencijos, kuri turi pradžią ir pabaigą, kuri gali keistis ir augti, kuri gali turėti istoriją ir tikslą. 299 792 km per sekundę. Paskutinį kartą pakartokime šią mantrą. Ne kaip apribojimą, o kaip priminimą. Priminimą, kad visata turi taisyklės. Kad egzistencija turi prasmę. Kad tvarka yra ne atsitiktinė, bet būtina. Šviesos greitis – tai ne tik riba. Tai manifestas. Tai visatos būdas pasakyti, aš esu čia. Aš esu logiška. Aš esu prasminga. Ir tu esi mano dalis, ne nepaisant ribų, bet dėl jų. Ne nepaisant taisyklių, bet per jas. Ne nepaisant tvarkos, bet kaip jos išraiška. Ir kai kitą kartą žiūrėsite į žvaigždėtą dangų, prisiminkite, tos pačios ribos, kurios neleidžia jums pasiekti šviesos greičio, leidžia jums matyti žvaigždes. Tas pats dėsnis, kuris sustabdo laiką ties šviesos greičiu, leidžia laikui tekti jums. Ta pati tvarka, kuri draudžia chaosą, leidžia egzistuoti prasmei. Mes esame neatskirti nuo visatos. Mes esame jos dalis.
Ir suprasdami šviesos greitį, ne kaip apribojimą, o kaip taisyklę, ne kaip bausmę, o kaip apsaugą, ne kaip defektą, o kaip savybę, mes suprantame save. Mes suprantame savo vietą šioje tvarkoje, šioje logikoje, šioje kosminio grožio simfonijoje. Ar šviesos greitis yra riba? Taip. Ar jis yra apsauga? Taip. Bet ar jis yra kažkas daugiau? Ar jis yra visatos būdas pasakyti, prasmė yra svarbesnė už laisvę? Tvarka yra svarbesnė už chaosą. Grožis yra ne atsitiktinumas, bet būtinybė. Ar prisimename, kaip pradėjome? Greitis nėra tai, ką manote žinantys. Dabar, po šios kelionės per skaičius, istoriją, geometriją, ribas, matome, greitis nėra judėjimas. Jis yra santykis. Santykis tarp erdvės ir laiko, tarp to, kas yra, ir to, kas galėtų būti. Ir 299 792 km per sekundę, šis skaičius, kuris atrodė toks konkretus, dabar skamba kaip filosofinis klausimas, užrašytas fizikos kalba. Ne, kiek greitai gali judėti šviesa, o kur baigėsi galimybė ir prasideda absurdas. Ne, kokia yra maksimali trajektorija, o kokia yra minimalinė prasmė, be kurios tikrovė subyra. Kiekvieną kartą, kai įjungiate žibintuvėlį ir šviesa akimirksniu užpildo kambarį, jūs paleidžiate fotonus, kurie gimsta jau judėdami šiuo absoliučiu greičiu. Jie nepasirenka šio greičio, tai jų egzistencijos būdas, jų ontologinė būsena. Bet kas tai reiškia jums, stovintiem tamsoje su žibintuvėliu rankoje? Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai matote šviesą, jūs matote ribą veikiant. Ne sieną, į kurią galima atsitrenkti, bet geometrinį faktą apie tai, kaip visata organizuoja save, kaip ji apsaugo prasmę nuo absurdo, kaip ji sako ne chaosui. Bet kodėl visata taip desperatiškai gina šią ribą? Kodėl trys skirtingi mechanizmai – masė, kuri auga iki begalybės, energija, kuri reikalauja begalybės, laikas, kuris sustoja ties nuliu, visi dirba kartu, kad užtikrintų, jog niekas niekada neviršys šio greičio? Ar tai atsitiktinumas, ar būtinybė? Ar visata galėjo būti kitokia, be šios ribos, be šios tvarkos, be šios logikos? Galbūt atsakymas slypi ne fizikoje, o metafizikoje. Galbūt šviesos greitis yra ne tik parametras, bet principas. Principas, kuris sako, egzistencija reikalauja ribų. Prasmė reikalauja tvarkos. Tikrovė reikalauja, kad priežastis visada ateitų prieš pasekmę, kad laikas visada tekėtų viena kryptimi, kad logika visada būtų nuosekli. Ir jei šis principas būtų pažeistas, jei kas nors galėtų judėti greičiau nei šviesa, tuomet visa ši struktūra suirtų. Ne palaipsniui, ne dalinai, akimirksniu, visiškai negrįžtamai. Kas yra priežastingumas? Ne tik tai, kad priežastis ateina prieš pasekmę. Tai yra būdas, kuriuo visata organizuoja įvykius į seką, į istoriją, į prasmę. Kai spaudžiate mygtuką ir užsidega lempa, šis paprastas veiksmas yra priežastingumo demonstracija. Jūsų veiksmas – priežastis. Šviesa – pasekmė. Ir ši tvarka yra absoliuti, neginčiama, fundamentali. Bet jei galėtumėte judėti greičiau nei šviesa, galėtumėte matyti šviesą prieš paspausdami mygtuką. Galėtumėte matyti pasekmę prieš priežastį. Ir tuomet visa ši tvarka, visa ši prasmė išnyktų. Ar egzistencija yra dovana ar apribojimas? Mes turime masę, ir ši masė neleidžia mums pasiekti šviesos greičio. Bet būtent ši masė leidžia mums egzistuoti laike. Fotonai, kurie juda šviesos greičiu, neturi laiko, jie egzistuoja amžinoje akimirkoje, kuri tęsiasi nuo jų gimimo iki mirties kaip vienas nedalomus dabar. Mes, kurie negalime pasiekti šio greičio, turime laiką, turime praeitį, kurią prisimename, dabartį, kurią patiriame, ateitį, kurią planuojame. Kiekvieną kartą, kai žiūrite į nuotrauką iš praeities ir jaučiate nostalgiją, jūs patyrėte tai, ko fotonai niekada nepatirs – laiko tėkmę, atsiminimų svorį, prasmę, kuri atsiranda tik todėl, kad egzistuoja prieš ir po. Tai ne metafora, tai tiesioginis masės pasekmė. Jūsų masė – ne našta, o dovana. Dovana laiko, dovana pokyčio, dovana istorijos. Bet kas yra laikas? Ne kosminis laikrodis, tikintis vienodai visiems.
Laikas yra santykis tarp įvykių, tarp būsenų, tarp to, kas buvo, ir to, kas bus. Ir šis santykis priklauso nuo greičio. Kuo greičiau judite, tuo lėčiau jums teka laikas. Tai reiškia, kad laikas nėra absoliutus, jis yra lankstus, plastiškas, priklausomas nuo to, kaip judite per erdvėlaikį. Ar tai reiškia, kad laikas yra iliuzija? Ne. Tai reiškia, kad laikas yra santykinis, tikras, bet ne absoliutus. Kaip ir erdvė, kaip ir masė, kaip ir energija. Viskas visatoje yra santykinis, išskyrus vieną dalyką – šviesos greitį. Šis greitis yra absoliutus, vienodas visiems stebėtojams, nepriklausomai nuo to, kaip greitai jie juda. Ir būtent šis absoliutumas daro viską kitą santykiniu. Kas mes esame šioje visatoje, kuri turi tokias griežtas ribas? Ar mes esame kaliniai, įkalinti taisyklių, kurių negalime pažeisti? Ar mes esame dalyviai, žaidžiantys žaidimą su prasmingomis taisyklėmis? Galbūt mes esame kažkas daugiau, galbūt mes esame būdas, kurio visata pažįsta savo ribas, supranta savo taisyklės, stebisi savo tvarką? Kai suprantate, kad kiekvienas atomas jūsų kūne paklūsta tiems patiems dėsniams, kurie valdo žvaigždes, kad jūsų mintys yra elektrinių impulsų šokis, kuris vyksta šviesos greičio ribose, kad jūsų egzistencija yra galima tik todėl, kad visata turi ribas, jūs pradedate matyti, nėra sienos tarp jūsų ir visatos. Jūs nesate atskirti nuo šių dėsnių. Jūs esate šių dėsnių išraiška, jų manifestacija, jų būdas tapti sąmoningais. Ir kai suprantate, kad ta pati riba, kuri neleidžia jums pasiekti šviesos greičio, leidžia jums patirti laiką, keistis, augti, turėti istoriją, jūs pradedate matyti, ribos nėra bausmė. Jos yra apsauga. Apsauga prasmės nuo absurdo, tvarkos nuo chaoso, egzistencijos nuo nebūties. Kiekvieną kartą, kai jaučiate savo širdies plakimą krūtinėje, prisiminkite, šis plakimas egzistuoja tik todėl, kad visata turi ribas. Jūsų širdis negali plakti begalinai greitai, ji turi fiziologinę ribą. Bet būtent ši riba daro ją funkcionalią, prasmingą, gyvą. Be ribų nebūtų ritmo. Be ritmo nebūtų gyvenimo. Be gyvenimo nebūtų prasmės. Ar yra prasmė? Ar 299 792 km per sekundę reiškia kažką, ar tai tik skaičius išplaukiantis iš kitų skaičių? Fizika negali atsakyti į šį klausimą. Ji gali tik aprašyti, kaip šviesos greitis veikia, ne kodėl jis egzistuoja. Ji gali apskaičiuoti, kas nutiktų, jei bandytumėte jį viršyti, bet nepaaiškinti, kodėl visata taip desperatiškai gina šią ribą. Bet galbūt tai yra ne fizikos trūkumas, o jos grožis. Galbūt mokslas nėra skirtas atsakyti į visus klausimus. Galbūt jo vaidmuo – parodyti mums, kokie gili yra klausimai, kokie sudėtingi yra atsakymai, kiek daug dar nežinome. Einšteinas atrado šviesos greičio absoliutumą, bet jis neatsakė, kodėl šis greitis yra absoliutus. Jis tik parodė, kad jis yra ir kad pasekmės yra revoliucinės. Ir galbūt būtent tai yra šviesos greičio dovana mums, ne galutiniai atsakymai, o gilesni klausimai. Nesupratimas, o stebėjimasis. Neužbaigimas, o kvietimas toliau tyrinėti, toliau mąstyti, toliau stebėtis. Kodėl visata pasirinko būtent šį greitį? Kodėl ne milijonas kilometrų per sekundę? Kodėl ne begalybė? Ar šis skaičius yra atsitiktinis ar būtinas? Ar jis yra vienintelis įmanomas, ar vienas iš daugelio galimų? Greitis nėra judėjimas. Mes tai žinome dabar. Jis yra santykis. Santykis tarp erdvės ir laiko, tarp to, kas yra, ir to, kas galėtų būti. Bet galbūt jis yra dar kažkas. Galbūt jis yra metafora. Metafora tam, kaip viskas visatoje yra susiję. Kaip nėra absoliučių dalykų, išskyrus vieną šviesos greitį. Kaip viskas yra santykinis, priklausomas, tarpusavyje susijęs. Kaip nėra čia ir ten be kaip greitai judite, nėra dabar ir tada be kur esate, nėra sunkus ir lengvas be kaip greitai judite. Kai jaučiate šviesos greitį, kai matote šviesą sklindančią nuo žvaigždės, kai įjungiate lempą ir ji akimirksniu užpildo kambarį, jūs jaučiate ne tik fizinį reiškinį.
Jūs jaučiate fundamentalų visatos principą, kuris sako, yra riba. Yra tvarka. Yra prasmė. Ir ši prasmė yra ne atsitiktinė, bet būtina, ne laikina, bet amžina, ne vietinė, bet universali. Ir kai suprantate, kad ta pati riba, kuri neleidžia šviesai judėti greičiau, neleidžia laikui tekti atgal, neleidžia priežasčiai sekti po pasekmės, jūs pradedate matyti, šviesos greitis nėra apribojimas. Jis yra pagrindas. Pagrindas, ant kurio pastatyta visa tikrovė, visa logika, visa prasmė. Be šio pagrindo visata būtų chaotiška, neprognozuojama, be prasmė. Su šiuo pagrindu ji yra tvarkinga, logiška, graži. Ar mes kada nors viršysime šią ribą? Ne. Ne todėl, kad mums trūksta technologijos, bet todėl, kad tai yra ontologiškai neįmanoma. Tai ne inžinerijos problema, tai metafizinis faktas. Bet ar tai reiškia, kad esame apriboti? Ar tai reiškia, kad esame kaliniai? Galbūt ne. Galbūt ribos nedaro mūsų kaliniais, jos daro mus laisvais. Laisvais patirti laiką, laisvais keistis, laisvais turėti istoriją. Fotonai, kurie juda šviesos greičiu, neturi šios laisvės, jie įkalinti amžinoje akimirkoje, be praeities, be ateities, be pokyčio. Mes, kurie negalime pasiekti šio greičio, turime šią laisvę gyventi, augti, keistis, turėti prasmę. Kiekvieną kartą, kai priimate sprendimą ir jaučiate, kaip jūsų ateitis keičiasi, jūs patyrėte tai, ko fotonai niekada nepatirs – laisvę rinktis, laisvę keisti, laisvę kurti savo istoriją. Ir ši laisvė egzistuoja tik todėl, kad turite masę, kuri neleidžia jums pasiekti šviesos greičio. Jūsų apribojimas yra jūsų išlaisvinimas. Ar tai paradoksas, ar tiesa? Ar ribos gali būti laisvė? Ar apribojimai gali būti dovana? Galbūt atsakymas slypi ne logikoje, o patyrimo. Kai žaidžiate šachmatais ir jaučiate, kaip taisyklės nedaro žaidimo mažiau įdomaus, o daro jį prasmingą, jūs suprantate šį principą intuityviai. Taisyklės neapriboja žaidimo, jos jį įgalina. Be taisyklių nėra žaidimo, yra tik chaosas. 299 792 km/s. Paskutinį kartą ištarkime šiuos žodžius. Ne kaip faktą. Ne kaip skaičių. Kaip priminimą. Priminimą, kad visata yra nuostabesnė, nei galime įsivaizduoti. Kad už kiekvieno paprasto reiškinio, šviesos, judėjimo, laiko slypi begalinė gelmė. Kad fizika nėra tik skaičiai, o filosofija. Kad šviesos greitis nėra tik riba, o manifestas, visatos būdas pasakyti, aš esu logiška. Aš esu prasminga. Aš esu graži. Ir tu esi mano dalis. Ir kai kitą kartą žiūrėsite į žvaigždėtą dangų ir matote šviesą, kuri keliavo milijonus metų, prisiminkite, ši šviesa judėjo absoliučiu greičiu, kuris yra įrašytas į visatos DNA. Ji niekada nepagreitėjo, niekada nesulėtėjo. Ji tiesiog buvo, absoliuti, amžina, nepakeičiama. Ir mes, medžiaga, kuri negali pasiekti šio greičio, galime tik stebėti ir stebėtis. Stebėtis, kaip visata apsaugo save nuo absurdo. Kaip ji palaiko tvarką prieš chaosą. Kaip ji saugo prasmę prieš beprasmybę. Greitis nėra judėjimas. Jis yra kvietimas. Kvietimas suprasti, kad tikrovė nėra tai, kuo ji atrodo. Kvietimas matyti, kad ribos nėra bausmė, o apsauga. Kvietimas pajusti, kad egzistencija yra ne būsena, o procesas, kuris vyksta tarp ribų, kurios daro jį prasmingą. Kvietimas būti dalimi šio proceso, šios tvarkos, šios kosminio grožio simfonijos, kuri niekada nesibaigia, tik keičiasi, gilėja, tampa vis labiau savimi. Ir galbūt būtent tai yra didžiausias stebuklas, ne tai, kad šviesos greitis egzistuoja, o tai, kad mes galime jį suprasti. Ne tai, kad visata turi ribas, o tai, kad mes galime atskleisti jų prasmę. Ne tai, kad egzistuoja tvarka, o tai, kad mes galime matyti šioje tvarkoje kažką gražaus, kažką gilaus, kažką, kas kalba apie pačią tikrovės prigimtį, apie mūsų vietą joje, apie tai, kas reiškia būti sąmoningam visatoje, kuri pati save organizuoja, pati save apsaugo, pati save pažįsta per mus.